Nuotekų valymas yra svarbi ir neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kurią būtina atlikti tinkamai, kadangi neteisingai išvalytos nuotekos gali pridaryti rimtos žalos mūsų supančiai aplinkai. Vienas iš aplinkai draugiškų nuotekų valymo būdų yra biologinis nuotekų valymas. Valymas tai yra nuotekų valymas mikroorganizmų pagalba. Mikroorganizmų mes nesamdome. Tiesiog jie nuotekose randa maisto medžiagų, o jie maitindamisi šitomis maisto medžiagomis valo vandenį. Tik tai jiems reikia sudaryti sąlygas. Šitos sąlygos dažniausiai sudaromas, kai jiems papildomai tiekiamas oras, tai yra orapūčių pagalba yra tiekiamas oras, tada mikroorganizmų kolonijos didėja ir normaliai mikroorganizmų veiklai reikalingios 3 sąlygos. Pirmas dalykas tai yra maisto medžiagos, kurias jie gauna iš nuotekų, deguonis, kurį gauna iš oro, kurį mes tiekiame orapūtėmis į šį nuotekų valymo įrenginį ir tam tikra šiluma. O šiluma nuotekos, atiteknačios nuotekos, kaip tik tai būna pakankamos šilumos, kad normaliai galėtų egzistuoti šitie biologiniai agentai, kurie atlieka labai gerą darbą. Tai kaip atrodo biologinio nuotekų valymo procesai? O galėtumėte papasakoti apie nuotekų valymo patį įrenginį ir jo procesus? Nuotekos pirmiausia yra surenkamos iš individualių namų ar namų grupių ir toliau jos vamzdynais atiteka iki nuotekų valymo įrenginių. Ir nuotekų valymo įrenginyje, yra priėmimo kamera, toliau nuotekos patenka į aeravimo kamerą, po aeravimo, nuotekos patenka į nusodintuvą. Jos nusodinamos, nuskaidrėjęs vanduo išteka iš nuotekų valymo įrenginių, o nuotekų įrenginė susikaupęs nuotekų dumblas, dalis jo grąžinama atgal į aeravimo kamerą, o dalis nukreipiama į dumblo apdorojimo įrenginius. Gyventojai, kurie neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, tačiau nori patogumo ir buityje susidarančias nuotekas tvarkyti neteršiant aplinkos, gali priimti puikų sprendimą – įsirengti individualią ar grupinę nuotekų valymo sistemą. 5 asmenų šeima gyvenanti Šiaulių rajone apie 30 metų naudojusi 6 kubinių metrų nuotekų kaupimo talpą, kurią reikėdavo išsiurbti 2, kartais 3 kartus per mėnesį. Atėjo ta diena, kai šeima nusprendė būti nebepriklausomai nuo nuotekų išsiurbimo grafiko ir priėmė ekonomiškesnį ir tvaresnį sprendimą – įsirengti nuotekų valymo sistemą. Tačiau ką reikėtų žinoti, nusprendus įsirengti nuotekų valymo įrenginį savo kieme? Įrenginys yra artimas ovaliai formai, jis yra pagamintas iš stiklo plastiko ir šį įrenginį įkasų po žeme, jis labai gerai atlaiko grunto slėgį ir nesideformuoja. Svarbu, kad įrenginio deklaracijoje būtų įrašas apie tai, kad įrenginys išvalo fosforą ir azotą ir kad tai būtų aukšti išvalymo rodikliai, kad išvalytas nuotekas būtų galima išleisti į aplinką. Taip pat žmonėms svarbu, kad įrenginys nereikalautų didžiulės priežiūros ir būtų ta pigi eksploatacija ir aptarnavimas patogus. Tokie nuotekų valymo įrenginiai skirti, kad jie tarnautų žmogui, žmogaus poreikiams, o ne žmogus būtų priklausomas nuo jų veikimo ir reikėtų rūpintis, kas kiek laiko reikėtų aptarnauti, ką čia daryti, ką pasukinėti, kad įrenginys tinkamai funkcionuotų. O ar reikia prižiūrėti nuotekų valymo įrenginį ir jeigu reikia, tai kas kiek laiko reikia jį valyti? Taip, nuotekų valymo sistema taip pat prašo būti prižiūrėta, tačiau ne per daugiausiai reikia tuo rūpintis, nes įrenginys veikia ir funkcionuoja savarankiškai ir susikaupusi perteklinį dumblą galima valyti kartą per metus arba dar rečiau, priklausomai nuo to, kokie yra šeimos poreikiai, gal net nebūtinai šeimos, gal net ir įmonės poreikiai, todėl kad šis nuotekų valymo įrenginys montuojamas ne tik privačiose valdose, bet ir gamybinėse erdvėse ir tikrai prižiūrėti nėra sudėtinga. Šiandien mes esame atvažiavę į atokesnį Lietuvos kampelį, ar ne? Tai vadinasi, kad nuotekų valymo sistema ji gali būti ne tik didžiuosiuose miestuose įrengiama, ar ne? O taip, nuotekų valymo įrenginys yra puikus pagalbininkams toms vietovėms, kurios yra atitolusios nuo centralizuotų miesto tinklų. Net ir tolimiausių vietovių gyventojai gali namuose turėti buities patogumus. Nuotekų valymo įrenginys suteikia patogumo ir komfortiškumo buityje. Jis duoda žmogui naudą, o taip pat ir aplinkai taip pat nauda yra didžiulė, nes išvalomos yra buityje susidarančios nuotekos.